Taigi labas vakaras visiems, sveiki sugrįžę į Parabellum. Kaip matote, su mumis generolas Kapitinis ir Danielis Moras. Ir kaip visi laukiame, kad suprastume, kas vyksta. Ir paskutinės pusvalandžio naujienos yra tai, kad Vanso kelionė buvo praktiškai sustabdyta. Taigi labai tikėtina, kad vėl bus pradėta šaudyti vieni į kitus. Nei daugiau, nei mažiau, tad sveikinu jūs abu. Mes visada atsidūrėme tokiuose situacijose. Ačiū visiems, tada pabandysiu apžvelgti, kas įvyko per pastarąją savaitę. Visi matėme tą visą blaškymąsi. Ta prasme, iš vienos pusės buvo pateikta 15 punktų pasiūlymų, iš kitos 10 punktų pasiūlymai. Jau prieš 2 savaitės buvo akivaizdu, kad tie punktai buvo tokie skirtingi ir nesuderinami, jog jie niekur nenuves. Tarp to įvyko ir kitų dalykų. Amerikiečiai apšaudė Irano laivą, jį įsilaipino, vėliau apie tai pakalbėsim ir panašiai. Paskutinės 2 ar 3 dienos buvo labai sutelktos į diskusiją apie sodrintą uraną. Amerikiečiai pasakė, Trumpas pasakė, taip, išvešime sodrintą uraną. Iranietis atsakė, ne, apie tai negali būti nė kalbos. Būtent tuo metu rusai pasiūlė jį priimti pas save ir, man atrodo, taip pat Pakistanas. Akivaizdu, kad amerikiečiams toks sprendimas nepatinka, nes tada jis galėtų lengvai grįžti į Iraną be didelių problemų. Tai kita vertus atrodo labiau kaip reikalavimas atitinkantis Izraelio interesus, nes jie nori išspręsti problemų iš esmės. Prasideda antrasis derybų raundas. Iš tikrųjų, antrasis raundas vyksta tuo metu, kai Donaldas Trumpas iš vienos pusės sakė, vyksta antrasis derybų raundas, viskas vyksta puikiai, labai naudingi pokalbiai ir panašiai. Irano atstovai oficialiai sako, mes tikrai atsisakėme, nėra jokio antrojo derybų raundo, todėl viskas įstrigo. Šiandien jie turėjo susitikti pabaigoje, šiandien 21-ąją baigėsi 2 paliaubų savaitės. Iš tikrųjų, kadangi dar įvyko tas incidentas dėl laivo abordažo ir panašiai, galima sakyti, kad aistros įvyko per pastarąsias 24-48 valandas. Ir iš esmės, išskyrus Vansą, iki prieš 4 valandas jis buvo Vašingtone, kalbėjosi telefonu su Paulu ir mes klausėme savęs, bet jeigu jis yra Vašingtone, kiek jam užtruks atskristi iš ten? Taigi jau buvo labai abejotina, ar jis pasirodys. Dabar oficialu, kad visiškai nieko nevyko, kiekvienas liks prie savo nuomonės. Paulai, iškart norėjau kreiptis į tave. Dėl laivo klausimo, kaip manai, kiek įtakos turėjo tai, kad USS Spruance, beje pavadintas didžio admirolo vardu. Admirolas Spruancas šaudė į šį Irano laivą, jie jį užėmė ir panašiai, būtent per šias 48 valandas. Ar tai žaidimas, ar kiekvienas čia tiesiog vaidina savo vaidmenį? Visų pirma, labas vakaras visiems, sveikas Danieliau, sveikas Mirko, sveiki visi, kurie mūsų klauso. Visų pirma, tai labai aiškiai parodo, kad net ir Iranai nelabai tikėjo šiuo derybų raundu. Argi tas Irano laivas neturėjo ką veikti? Pakelia inkarą ir bando pralaužti blokadą. Jam buvo pasakyta, Irano laivas pakelia inkarą, plauks šia kryptimi ir tada pažiūrėsime, kas bus. Tikėdamiesi būtent to, kas ir įvyko. Tai yra sukelti, parodyti, kad Amerikos jūrų blokada buvo priešiška veikla. Tai buvo karo veiksmas, kuris buvo vykdomas tuo metu, kai buvo prašoma derėtis. Taigi tai buvo Irano spąstai, į kuriuos amerikiečiai ne tai, kad įkrito, jie tiesiog negalėjo jų išvengti. Tačiau, kai pradedi dialogą, tikiesi šiek tiek atsipalaidavusio požiūrio, o ne to, kad į tave šaudo tuo metu, kai bandai kalbėtis. Derybos, štai. Čia matome vaizdus, kuriuose laivas per radiją įsako sustabdyti variklius. Ir tai yra klasikinis veiksmas atliekamas jūrų blokados metu. Irano atstovai pasakė, jūs paėmėte mūsų žmonės į nelaisvę.
laikote įkaitais Irano jūreivius, sugadinote Irano valstybės turtą. Ir tuo pačiu metu, kai galvojate arba verčiate mus derėtis, darote tai iš nesąžiningos pozicijos. Esu visiškai tikras, kad Iranai netikėjo Trumpo pasiūlytais taikos derybų pažadais ilgiau nei 20 minučių. Ir jie turi gerą patirtį. Ar prisimenat, pirmiausia buvo raketos į Omaną, kai vyko diskusijos, paskui vėl raketos. Grįžtant prie kitos diskusijos, vos tik surengiamas taikos viršūnių susitikimas, kažkas gauna raketų. Ir aš suprantu Irano vadovo atsargumą nepalikti savo šalies, nes mintis buvo, šausime ir į juos, kai grįšime žemyn. Tai pasakius tai juokinga, bet iš tikrųjų tai rodo, kad pagrindiniai veikėjai neatsakė. Irano gyventojų ir daugelio kitų, kurie stebi tylėdami, akyse jie nebeturi to patikimumo, kuris yra tikrasis supervalstybių ginklas. Tai yra, prieš man įrodant tau savo galę, tau turi pakakti pačios minties, kad galėčiau ją įrodyti, kad tu pradėtum elgtis nuosaikiau. Čia priešingai galime manyti, kad tai blefas. Štai sakykime, supervalstybės visada veikia remdamosi blefu. Paulo, atleisk, bet tai žaidimas, ta prasme gerai. Iraniečiai surengė spąstus, jie žinojo, kad laivas bus sustabdytas šone, šie išplaukė iš USS Tripoli, kad sukeltų visokių minčių. O iš kitos pusės turime Trumpą, kuris meluoja, nesmeluoja, be jokios gėdos, sakydamas taip, mes deramės, viskas vyksta gerai ir taip toliau. Iš jo požiūrio taško viskas puiku, nes Trumpo nuomonė dėrybos vyksta su kažkuo, kuris net nekalba, arba jo net nėra. Iš jo požiūrio taško aš tikiu, kad jis sako, jog viskas vyksta puikiai. Bet tai yra komunikacinis žaidimas. Paulas, tai yra, aš sakau, kad viskas gerai, o kita pusė sako, kad nėra blogiukų pusės. Jie patys tai daro, sakydami, kad tai netiesa. Jis turėtų prisiminti, jeigu jis pažvelgtų pro kokį nors Baltųjų rūmų langą, vaizdas aplinkui jam primintų, kas yra valdžia. Vašingtonas kaip miestas yra viena iš nedaugelio pasaulio sostinių, pastatyta ir sukurta tam, kad parodytų didžiosios tautos galią. Iš pradžių savo viduje, o paskui išorėje. Tai nėra miestas, kuris turėjo kitokią istoriją ir vėliau tapo sostinė. Jis toks ir buvo sukurtas. Štai kaip yra dabar. Jis turėtų suprasti, galbūt jam reikėtų paaiškinti, kad jis yra Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas tik kuriam laikui. Kaip ir visi prieš jį. Tik kuriam laikui. Kas lieka, tai Jungtinės valstijos. Ir tu negali galvoti apie tokius žaidimus, kurie galbūt veikia daugelį kitų sričių, finansų srityje, versle. Žaisti pokerį, žaisti su anūkais ant svetainės kilimo. Tai puiku. Tačiau yra dalykų, kurių jei užimi tam tikras pareigas, tiesiog negali net bandyti. Negali net bandyti. Kartais būtų patogu galėti pabandyti. Bet negali kodėl? Nes tavo vaidmuo tau to neleidžia. Jei jis yra sukaustytas, jis nenori priimti fakto, kad būti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu nereikalauja genialumo. Todėl jis gali būti prezidentu. Jungtinės valstijos turi tokią pažangę viziją, kad gali sau leisti būti net šiek tiek originalios. Tačiau jis tiesiog yra žmogus visiškai netinkamas šiam vaidmeniui. Ir tai yra labai rimta. Jeigu pagalvotumėte, kokias galias ir kokius atsvaros svertus Jungtinių valstijų prezidentas turi likusio Amerikos valstybės aparato atžvilgiu, nes jis turi laimę turėti kongresą, kuris nieko nereiškia, nes kitaip turėtum prezidentą, kuris nieko nesupranta. Jei kongresas turėtų blogų ketinimų, jis galėtų jį lengvai nustelbti. Tos šalies pusiausvyra būtų visiškai sugriauta. Taigi, Jungtinėms valstijoms reikia prezidento, kuris būtų normalus ir kongreso, kuris atliktų savo darbą. Jei šie du dalykai veikia, jie nesugeba savęs valdyti. Dabar jie stovi tik ant vienos kojos ir tai nėra gerai, sakykime, buklūpo. Nėra jokios kojos pakeltas, bet tarkime, kad po rinkimų viena koja vėl atsistos į vietą. Jie nesugeba stovėti ant vienos kojos. Šiuo metu, sakykime, tai kavos staliukas. Taip, tai yra flamingo politika, tik flamingas gali stovėti ant vienos kojos, nes jis nesiblaško. Jis stovi ramiai, stovi ten, jei bandytų šokti ant vienos kojos, jam kiltų problemų. Štai, Trumpas yra flamingas, jis įsitikinęs, kad yra flamingas
Ir dar blogiau, jis įsitikinęs, kad gali šokti. Žiūrėk, aš dar labiau išplėsiu šią mintį. Be Tusko, kuris, kaip matote, peržengė amerikiečių nustatytą draudžiamąją zoną. Ko aš nesuprantu, tai ir kitų laivų perėmimas, manau, kad dažnai pesimistiškas. Kas yra gana keista, štai pažiūrėkite, kur jie nuėjo perimti laivą. Taip, tiesa, kad jį turėjo deklaruotą kursą link Irano, bet jie nuėjo paimti laivą Tiffany, ne Tiffany. Taigi niekas negaus pusryčių. Ir šitas, plaukiojo po Botsvanos vėliavą, šiek tiek įtartina, bet ir čia jie iš esmės nuėjo atlikti patikrinimą, sakykime, kas pagal jūrų teisę leidžiama, galima atlikti patikrinimą tarptautiniuose vandenyse. Taip, tai yra teisėta. Jei yra įtarimas, tad laivas, bet įtarimas turi būti pagristas krovinio manifestais. Jei yra įtarimas, kad šis laivas dabena karinę įrangą į šalį, su kuria esi karo būsenoje, o ne su kažkuo kitu, kad gabena technologijas, kurios gali būti naudojamos karo tikslams. Ir keista sakyti, gali gabenti vergus, taip pat turi narkotikų. Vergai vis dėlto niekur nedingo. Tačiau pagal šį principą, bet kuri pasaulio karinė jūrų pajėga gali įsilaipinti į bet kurį laivą tarptautiniuose vandenyse. Bet tu turi tai įrodyti pirmiausia, tai yra turėti pagrįstą priežastį, nes, pavyzdžiui, laive... Ne, vyriausybė sako, kad jei tu atlieki patikrinimą ir vis tiek nieko nerandi, žalą, vėlavimą, tada tavo vyriausybė sumoka už tai tos laivo vėliavos šalies vyriausybei. Man atrodo, kad Jungtinės valstijos moka Botsvanai. Arba Iranui, Nežinau, o sąmoningas vingeris. Tačiau už to slypi viena mintis. Jungtinės valstijos sako, kad mes galime sustabdyti bet ką, bet kurioje jūros vietoje. Tai dar kartą patvirtina faktą, kad jie valdo jūras. Teisingai, labai teisingai. Jie valdo visas jūras, išskyrus vieną mažą, šiandien gyvybiškai svarbią jūros dalį. Ir tai yra pagrindinė šios kalbos problema. Jungtinės valstijos negali toleruoti, kad mažas ir itin svarbus sąsiauris nebūtų jų visiškoje kontrolėje. Nes jų galia kyla iš tikros pasaulinių maršrutų kontrolės. O visi maršrutai anksčiau ar vėliau eina per sąsiaurius. Malakos sąsiauris, Taivano sąsiauris, Gibraltaro sąsiauris, Sueko sąsiauris, Dardanelai, Barenko sąsiauris, Panamos kanalas. Ir baigiau geografijos pamoką, daugiau neturiu. Tik kainuoja dėl to. Tačiau, kad ir koks didelis būtų jūra, galiausiai vis tiek turi praeiti per tam tikrą vietą. Ir Jungtinės valstijos kūrė savo galią, valdydamos ir turėdamos galimybę įsikišti bet kur, leisdamos vienam asmeniui pereiti per tam tikrą erdvę, o kitam ne. Jei tu tai ginčiji, tu ginčiji Amerikos galios esmę. Taip pat ir rusai, kurie turi sausumos galią, jei tu užimi jų žemę, jie tai priima labai blogai, nes gali užimti bet ką tik ne jų žemės, jų teritorijos. Ir tai yra jų galios elementas. Tai paaiškinama dalis karo Ukrainoje. Paaiškinama, kodėl jie laiko Baltarusiją savo įtakoje. Jiems reikia fizinės žemės, kuri juos supa, kontrolės. O amerikiečiams reikia fizinės juos supančios jūros kontrolės. Jei tu tai paliesi, tu paliesi pačią Amerikos galios esmę, kuri nėra finansinė, kuri nėra ekonominė, kuri nėra kultūrinė, kuri nėra, atsiprašau, visiškai niekas. Bet iš esmės tai yra būtent tai – leisti likusiam pasauliui prekiauti mano sąlygomis. Ką gali geopolitinė Rimlando teorija, ar ne? Tai yra ta juosta, kurioje yra visi sąsiauriai, nuo Kušimos, Sueko, Ormūzo ir Titinai. Paminėsiu 2 dalykus ir tada perdasiu žodį Danieliai. Mes parodėme, kokią sumaištį sukėlė amerikiečiai. Jie įkliuvo į spąstus su Irano laivu, įsilaipino į kitą laivą, Trumpas sako, kad vyksta derybos, o kiti tai paneigė. Negalima sakyti, kad kita pusė nieko nedarė. Balandžio 18 dieną Iranai apšaudė laivą. Čia visi atvejai, kai jie apšaudė laivus. Balandžio 18 dieną buvo 2 laivai, tanklaivis Mein Schiff 4 ir Everglade buvo apgadintas, turėjo grįžti atgal.
Ir žinoma, yra Tusk incidentas. Taigi, kiekvienas prisidėjo iš savo pusės. Taigi, kadangi kalbėjome apie tai, kad Trumpas yra netinkamas, Danielius prieš tiesioginę transliaciją mums pasakojo. Mano nuomonė, tai gana įdomus įvykis, kuriuo mes užsiėmėme iš operatyvinės pusės, tai yra kas įvyko gelbėjant pilotus, ko mes nežinojome, tai kas vyko užkulisiuose. Taigi, prašau, Danielio. Labas vakaras visiems, dar kartą ačiū už kvietimą. Kas atsitiko? Jei prisimenate, tam tikrų momentų buvo numuštas lėktuvas ir dingo amerikiečių F-15 piloto pėdsakai. Prasideda labai sudėtinga gelbėjimo operacija, kurioje atrodo dalyvavo daugybė žmonių, pajėgų, apie tai pakalbėsime. Kas nutinka tam tikrų momentų? Žinote, kad po Baltųjų rūmų yra situacijų kambarys. Gal prisimenate, kai prezidentas Barackas Obama vadovavo operacijai, kurios metu buvo sučiuptas ir nužudytas Bin Ladenas. Yra labai garsi nuotrauka, kurioje matyti apie tuzinas Amerikos politinių ir karinių vadovų, susirinkusių dieną vakarą, sekmadienio vakaras, apie 8:30 vakaro Vašingtono laiku. Kur jie susirenka? Politika ir Pentagono vaidmuo valdant itin sudėtingą operaciją. Iš esmės, siekiant išgelbėti šį amerikiečių F-15 naikintuvo pilotą, kuris nukrito Irano danguje, susidaro panaši situacija. Situacijų kambarys, Trumpas, Pentagonas, jo administracijos vyrai. Tai labai garsi, pavojinga operacija. Visi, kurie sekė šią istoriją, net ir per Parabelo, žino, kokia buvo rizika tą vakarą. Ta vakarą rizika buvo ta, kad Trumpas galėjo baigti kaip Jimmy's Carteris. Jeigu kas nors prisimena, kas tada įvyko, kai Jimmy's Carteris siunčia operaciją su sraigtasparniais, bandydamas išlaisvinti Amerikos įkaitus ambasadoje, dar kartą Teherane, tai baigėsi katastrofa. Katastrofa, kuri kainuoja Jimmy'ui Carteriui perrinkimą į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentus. Kokia buvo Donaldo Trumpo baimė tą vakarą? Kad operacija žlugs. Kas vyksta situacijų kambaryje? Situacijų kambaryje Trumpas jau įpratęs apsupo save antrąją savo administraciją, kuri visiškai skiriasi nuo pirmosios. Pirmojoje, jei prisimenate, buvo aukšto rango generolų, politikų, technikų, ekspertų, kurie jam dažnai sakydavo ne, kas visiems buvo į naudą. Šį kartą, prisimindamas pirmosios kadencijos patirtį, jis nusprendė apsupti save tik pataikūnais. Kas atsitiko? Pentagono vadai, kurie buvo salėje, pastebėjo, kad šis žmogus iš esmės pasidavė panikai. Tai yra, jis sakė, jei operacija nepavyks, aš išeisiu, o ne jūs. Tai yra, jis iš tikrųjų buvo milžiniško psichologinio spaudimo veikiamas. Kas nutiko tam tikrų momentų? Jie turėjo išvesti iš situacijų kambario. Jie tiesioginę prasme jį išvedė, kai operacija dar vyko. Ir jie nusprendė jam po truputį pateikti informaciją, nepalikdami jo sprendimų priėmimo operacinėje fazėje. Dabar suprantate, kad ši informacija, kurią taip pat žino ir Iranai, veda, klausantis įžangos, kurią prieš tai sakė Mirko. Taip pat ir kita pusė, sakyčiau, visų pirma, kita pusė, nebesupranta, kokį žaidimą jie žaidžia. Tai yra, aš manau, o generolas Kapitinis šios dalykus studijavo akademijai. Aš kaip pilietis manau, kad pavojingiausias dalykas, kurį gali rasti priešininkę, yra sutikti kvailį. Ta prasme, kvailys yra nenugalimas. Tada kažkas pastaraisiais metais pasakė, ai, Trumpas elgėsi kaip Niksonas, kad mus apgautų. Ne, aš priėjau prie išvados, kad Trumpas neturi jokios strategijos
Jis tiesiog įsivėlė, yra tas tyrimas, apie kurį kalbėjome praėjusią savaitę, New York Times tyrimas, niekas nesugebėjo jo paneigti. Ką mums sako New York Times tyrimas? Kad prieš Kalėdas Netanyahu nuvyksta pas Trumpą ir jam sako, bus vykdoma 2 etapų operacija, nužudoma Irano vadovybė ir režimas žlunga. Mossado vadovas taip pat nuvyksta į Vašingtoną ir pasako lygiai tą patį. New York Times rekonstrukcija rodo, kad Trumpas, nepaisydamas visos Pentagono nuomonės, pradedant jo pačių pasirinktais generolais, nusprendžia vis tiek žengti pirmyn. Taigi būtent nuo ten jis įsivėlė į pragarišką situaciją. Tai yra, kai tik padarai klaidą, visa kita seka iš paskos. Mano manimo, tai, ką aiškino generolas Kapitinis, dėl to ir yra įdomu. Visų pirma, jie pašalino, kaip aiškino ir vienas mano universiteto draugas, kuris buvo JAV ambasadoris prie NATO ir Amerikos ambasadoris Pekine. Tai yra tikrai ne bet kas. Jie pašalino visą valstybės departamento komandą, kuri kalbėjo persiškai iraniečių kalba. Jie pašalino Irano ekspertus valstybės departamente ir jie pasiuntė. Taip pat ir pašalinimą. Tai taip pat paaiškina ir generalinio štabo viršininko bei kitų, kurie matyti jam pasakė, negalima to daryti, pašalinimą. Žinoma. Visiškai taip, jie atsiuntė 2 nekilnojamojo turto spekuliantus, kurie man visada primena Toto ir Petino Piazza Duomo aikštėje, kai jie ateina ir sako, nuvolevant savoir policininkui prie Milano katedros. Štai, kai tu pasitiki šią komandą ir tu pradėjai su naujiena, kuri išėjo beveik realiu laiku, kai ją pranešiai. The Washington Post svetainėje dar nebuvo patvirtinta, kad Vance nebeišvyksta. Tai, kad į šią situaciją įtraukė Vance, kai amerikiečių technikų komanda buvo pašalinta pačių amerikiečių, Vance, kuris labiausiai priešinasi šioms operacijoms, nes jos prieštarauja visiems Mada judėjimo rinkiminiams pažadams ir panašiai. Ir ne tik tai. Tačiau generolo Kapitinio mintis yra tikroji šios istorijos problema. Tu suklydai puldamas, neįvertinai rizikos, kad kas nors gintųsi, todėl visi sakė, kaip gerai pavyko Venezueloje, pakartok tą patį žaidimą Irane. Na tai reiškia tiesiog supainioti obuolius su kriaušėmis. Tu įsivėliai su Iranu. O Iranas šiuo metu visiškai neturi jokio intereso nusileisti, nes jėgų santykis yra visiškai asimetriškas. Iranui būti apsuptam po 47 metų, kai jis pasirinko būti priešu, beveik visam jį supančiam pasauliui, ne tik Izraeliui, bet ir visoms Persijos įlankos šalims. Tai skiriasi nuo Jungtinių valstijų ir jų sąjungininkų situacijos. Tai mus atveda prie to, kad jis ne tik įstūmė į bėdą vakarų sąjungininkus, bet pirmiausia į bėdą įstūmė Persijos įlankos šalis, kurios ir šį vakarą skundžiasi, kad Jungtinės valstijos pradėjo karą ir nesugeba jų apsaugoti. Trumpas turi šiokių tokių problemų su Vansu, nes pastaruoju metu jį siunčia į savižudiškas misijas, šiek tiek kaip paskutinė Yamato kelionė. Pirmiausia, jis jį suvalgo Vengrijoje, dabar siunčia čia, kad pasirodytų. Jis jaučia, kad dabar jis atstovauja tikriesiems MAGA, o pats viskas sugadino, todėl nori, taip sakant, jį įtraukti į savo reikalus. Ne, žiūrėk, aš pagal patirtį ir charakterį esu prieš sąmokslo teorijas. Nemanau, kad čia yra kažkoks planas, čia tiesiog milžiniška netvarka. Manau, jis norėjo įtraukti Vansą, bet pradedant. Jei laikysimės analizės, kurią daro Kapitinis, jei tu suklysti pradinėje analizai, visa kita griūva žemyn laiptais. Tai yra, kai siunti Vansą, apie tai kalbėjome praėjusią savaitę. Kas sekė Parabellum, tas prisimena? Apklausos tau aiškiai sakė, kad Orbanas pralaimės. Diskusija buvo tik apie tai, ar jis pralaimės daug ar mažai, ar tiek daug, kad galėtų pakeisti konstituciją. O iš tikrųjų jis pralaimėjo tiek daug, kad galėjo pakeisti konstituciją. Primenu, kad vakar Orbanas turėjo panaikinti blokavimą vetą dėl garsiosios 90 milijardų eurų pagalbos Ukrainai.
Staiga tai, kad tu siunti šį personažą į iš anksto pralaimėtus žaidimus, ar tai nėra tam, kad jį sužlugdytų? Be to, tai buvo ir Vensas, jis turėjo jam pasakyti, žiūrėk, kitą kartą siūsk savo žentą, vis tiek viskas bus padaryta. 4 viešbučiai aplink įlanką. Įsidėk į kišenę kelis milijardus dolerių, visi būsime patenkinti. Būtent tada, kai tu subūrei komandą žmonių, kurie nesugeba pasipriešinti, tu prisiminiai vieną esminį dalyką. Mirko, Kongresas jau nebėra respublikonų rankose ta istorinė prasme, kurią mes suprantam. Tai nėra dešiniųjų kongresas, tai yra kongresas deputatų ir senatorių, kurie yra išsigandę minties, tad gali būti neperinkti. Jeigu Trumpas pasako, išmesiu jūs lauk, jis juos ir išmeta. Jie nebeturi jokios autonomijos prezidento atžvilgiu. Be to, nepamirškime vieno fakto. Aukščiausiasis teismas prieš 1,5 metų pasakė, kad Trumpas iš esmės turi imunitetą. Ne tik už nusikaltimus, kuriuos jis jau padarė, bet ir už tuos, kuriuos dar padarys. Taigi tu atidavei valdžią žmogui be strategijos, be logikos ir be savikontrolės. Čia grįžtame prie klausimo apie situacijų kambarį su aplink esančiais vyriausybės nariais, paskui, jei nori, apie tai pakalbėsime. Pradedant FTB direktoriumi, kuris išprotėjo. Ir kai Atlantic, vienas svarbiausių tyriamųjų žurnalų pasaulyje, neseniai pasakė, kad jis buvo tiek girtas, jog ekstremalios situacijos metu FTB turėjo išlaužti duris, nes jis viduje buvo visiškai girtas. Supranti, kad tu sukūrei situaciją, kurioje jis, FTB vadovas, Pentagono vadovas, beveik visa jo pasirinkta komanda turi problemų su alkoholizmu. Ne tokį alkoholizmą, kai su draugu bare išgeri 2 stikliukus, kas nieko nereiškia, bet tikrą alkoholizmą. Ta prasme, kad jie nesugeba, esant stresui, susitvarkyti su vaidmeniu, kurį jiems patikėjo Trumpas. Falatas padavė Atlantic į teismą ir pareikalavo 250 milijonų. Atsakysiu ir į kelis klausimus, jei jų nepamesiu. Kaip manote, per kiek laiko Turkija sugebės įsigyti branduolinių ginklų? Tikriausiai jie stebi, bet jos nėra tarp tų šalių, kurioms grėsia pavojus. Ten, kur sakai, kad kažkas nori tave nužudyti, atkreipkite į tai dėmesį. Tai buvo Šiaurės Korėjos manija, Irano manija, nes visi tie, kurie to neturėjo, pavyzdžiui, Kadafis, buvo pašalinti. Lengviau už tai pašalinti tą, kuris neturi branduolinio ginklo. Todėl tai yra tų šalių manija, kurios kabutėse žino, kad yra ant ribos, ar kaip patys norite tai vadinti, ir todėl jos nori apsisaugoti. Tai klausimas tau, Danieliau, ar tiesa ta istorija apie ginčą tarp Trumpo ir Dano Keino? Prieš Daną Keiną. Negirdėjau. Negaliu atsakyti. Tiesiog nežinau, negaliu atsakyti. Galiu tik pridurti vieną dalyką, tai atominis ginklas. Kas žiūrėjo Parabellum? Kitą dieną, po to, kai buvo perrinktas Trumpas, norėčiau priminti, tad iš karto pasakėme, jog pirmosios 2 šalys, kurios pagalvotų apie galimą atominį persiginklojimą, būtų Pietų Korėja ir Japonija. Jos eina būtent to keliu. Pridėčiau Švediją ir Lenkiją į sąrašą. Lenkija pasiūlė jas priimti, o ne gaminti pati, tarsi sakydama, taip, mes taip pat norime būti priimančiąja šalimi. Jei kas nors kitas jų nenori, mes norime jų. Paulas, atsižvelgiant į tai, kad šių derybų nėra ir jei Trumpas laikysis savo žodžio, čia yra 87 tu esi eilėje, rytoj viskas praktiškai prasidės iš naujo. Taigi tavo nuomonė, koks būtų minimalus ir maksimalus scenarijus? Nes jei jie sunaikins energetikos sistemą, mes žinome, kas nutiks Persijos įlankos monarchijoms ir tada tai taps pasaulinė katastrofa. Taigi tavo nuomonė, ko jie galėtų dabar siekti, kai baigėsi šis ultimatumas? Ačiū. Taigi, juokinga tai, kad tai vienas iš nedaugelio karų, kurio negalima išspręsti kariniu būdu. Tai yra viena iš naujovių, nes paprastai karas laimimas fiziškai įveikiant priešininko karinę galią, o ši mažiau, žvelgiant į karo istoriją. Tai yra karas, kuris prasideda, kai karinė priemonė
neturi lemiamos reikšmės. Tai yra, ji vis tiek nesugeba įsivyrauti. Tai yra, Iranas nesugeba įveikti savo priešo Izraelio, jis net nebando to padaryti su tuo amerikiečiu. Tačiau rimta yra tai, kad Jungtinės valstijos nesugeba karinę prasme įveikti Irano. Ir joms nepavyks. Kodėl ši prielaida? Nes jei karinėmis priemonėmis tu nepasieki karo tikslo, tarkime, kad tuo metu tau apskritai kilo mintis, koks tas karo tikslas galėtų būti. Tarkime, kad tikrai buvo siekiama režimo pakeitimo, leiskite man šio klausimu padaryti trumpą pastabą. Režimo pakeitimas, kuris sugrąžintų Iraną į nuolankę Jungtinių valstijų įtakos sferą, taip išsprendžiant artimųjų rytų regionų lygtį. Jungtinių valstijų naudai, Kinijos nenaudai ir iš dalies Rusijos nenaudai. Maža šio pasakojimo išvada. Sugrąžintas Iranas. Vėl nuramintas Iranas. Galbūt Surezos Pahlavio dinastija valdžioje yra labai draugiškas Jungtinėms valstijoms. Ir tai paliko atvirą klausimą izraeliečiams, kurie būtų sakę, bet mes buvome tie, kurie buvome jūsų artimiausi draugai. Dabar, jei šitie yra jūsų draugai, tai kas mes tada esame? Bet palikime tai, uždarykime šią temą. Šis karas nesprendžiamas kariniu būdu. Jį galima nutraukti diplomatinėmis priemonėmis, bet tam reikia, kad supervalstybė pripažintų savo supervalstybės statuso praradimą. Ir negalima prašyti Jungtinių valstijų, net jei jas valdo Trumpas, nusižudyti. Net jei šios silpnumo įrodymai yra visų akivaizdoje. Jie yra visų akivaizdoje, nes turime supervalstybę, kuri nepajėgi kariauti sausumos karo, kurios neturi, nes Amerikos kariuomenė sudaro tik menką Amerikos karinės galios dalį. Likusi Amerikos karinė galia slypi jos karinėme laivyne ir oro pajėgose. Ir jos gebėjime kontroliuoti kosmosą bei kibernetinius tinklus. Iš esmės, sausumos kariuomenė nėra pagrindinė Amerikos karinės galios priežastis. Šiame teatre ji negalėtų jos parodyti. Ji bandė parodyti oro galią, bet tai nieko nedavė. Ji bandė parodyti nacionalinę galią ir tai nieko nedavė, nes laivynas yra labai toli nuo Irano krantų. Dėl to prastos priežasties, ne dėl drovumo, bet todėl, kad yra labai rimta rizika. Šiandien šaudo, rytoj šaudo 4 dieną. Galbūt koks nors laimingas mažas raketukas pataiko tiesiai į pagrindinį Fordenį ir tu atsiduri rimtose bėdose. Jei ne po vandeniu, tai branduolinis lėktuvnešis. Ir apie tai taip pat reikėtų pakalbėti. Taigi, kariniu keliu to pasiekti nepavyksta. Jei nenori ir negali imtis diplomatinių priemonių, vienintelis dalykas, kurį darai, tempi laiką. Toliau ginamės užsidarę. Aš perduodu tau, tu perduodi man, mes neperžengiam aikštės vidurio linijos. Aš tau įvarčio neįmušu, stengiamės nepraleisti dar vieno. Išvertus be metaforų dar kartą apšaudome tiesiog taip ir pažiūrime, gal jie sušvelnės. Jau žinodamas, kad kai pakyli, tie iš kitos pusės sušvelnėja ir jie jau žino, kad nesušvelnės, tačiau mes laimime laiko, šis žingsnis. Taigi, jei turiu kalbėti, šias 15 dienų Amerikos oro pajėgos techniškai išnaudoja tam, kad pilotai pailsėtų, geriau suplanuotų veiksmus, atliktų orlaivių techninę priežiūrą, pakeistų dalis, šiek tiek viską sutvarkytų. Pauzė, tai kas vadinama operacinė pauzė. Operacinė pauzė yra tarp 2 operacinių ciklų. Tikėtina, kad pasibaigus šiai pauziai, kuri nėra paliaubos, prasidės naujas operacinis ciklas. Nuoširdžiai tikiuosi, kad tai nepataikys į tuos taikinius, kuriuos tu nurodai, tai yra, kad nesmogs gyvybiškai svarbiems Irano objektams. Manau, kažkur kažkokiame dulkėtame tarptautinės teisės vadovėlyje parašyta, kad taip daryti negali. Bet žinai, kasgi pastebės, jei žudai civilius gyventojus, jei sprogdinėjai tiltus, jei naikini užtvankas, jei užlieji ištisus regionus, jei bombarduoji ligonines, bet tarkime, kad to daryti negali. Bet kaip gerai tu pasakei, yra ne rizika, o beveik tikrumas, kad vykdant tokio pobūdžio veiksmus, atsiprašau už pasikartojimą, Iranai imtųsi smogti
panašioms struktūroms Persijos įlankoje, o Persijos įlankos šalis neturi tokio strateginio gilumo kaip Iranas. Kalbant apie strateginį gilumą, kitaip tariant, kur jie eis, kur eis visos tų regionų gyventojai, kai nebeliks vandens, elektros, kai nieko nebeliks. Ten tik dykuma ir 47 laipsniai pavėsyje. Tai yra per savaitę turi iš ten išvykti, nes ten neišgyvensi. Ačiū. Izraelis turi 2 naftos perdirbimo gamyklas, 2 perdirbimo įrenginius. Jei jie pradės iš tikrųjų smogti, iš kur gauni dizeliną, iš kur gauni kitus dalykus Izraelį? Izraelis neturi strateginio gilumo, tai yra jis yra mažas, jis yra labai mažas ir todėl jei karas persikėlė į tą lygį, nors Izraelio ginkluotosios pajėgos yra labai pasiruošusios ir labai užsigrūdinusios, vis tiek jos yra iš mažos ir koncentruotos šalies, kuri turi ribotą skaičių vandens gėlinimo įrenginių, pramoninių objektų, kurie tampa teisėtais taikiniais. Taigi šis antrasis operacinis mandatas, jei jie tikrai nori atverti kelią tikroms deryboms, jie galėtų vėl bombarduoti jau bombarduotus objektus. Jei kareivinės jau buvo subombarduotos ir sunaikintos, aš jas sunaikinu dar kartą, tai jau tik bereikalingas kartojimas. Tada susidarytų įspūdis, kad aš tik tempiu laiką, nedarydamas tau rimtesnės žalos, kad pažiūrėtume, ar pavyks rasti kitą kelią. Nes galbūt per 15 dienų mums to nepavyko padaryti. Paulai, ar gali būti, kad šis šokis buvo tik laiko tempimas iš vienos ar kitos pusės, kad pasiruoštų antrai bangai, puikiai žinant, kad derybos žlugs? Taip. Tačiau yra vienas dalykas, karai anksčiau ar vėliau turi baigtis. Negali būti taip, kad įsivaizduokite bet kokio žaidimo partiją. Yra pirmas kėlinys, yra pertrauka, yra antras kėlinys, bet net kai buvome vaikai, sakydavome, kas pirmas įmuš 10 įvarčių, tada pradedame naują žaidimą. Tačiau tikrai yra taisyklė, kuri nustato varžybų pabaigą. Nežinau. Aš visiškai sutinku, Pauliu. Prisiminkime rusus 5 metus. Gerai, bet tai nebus 500 mečiai. Ne. Bus 5. Šimtmečiai. Bet kuris sveiko proto rusas ir bet kuris sveiko proto ukrainietis žino, kad artimiausius 25 metus nekariaus dėl Donbaso. 5 metai, 6 metai, 7 metai, nes jie gali tai sau leisti dėl bendros sienos. Dėl to, kad tai iš esmės sausumos ir dronų karas. Dėl to, kad vienoje pusėje yra 140 milijonų, o kitoje 30 milijonų. Tai yra, jie turi priežasčių, dėl kurių karas gali trukti 5 metus. Bet jei paimtumėt to karo parametrus ir perkeltumėt juos į Izraelį, bei pasakytumėt, štai kas tavęs laukia artimiausius 5 metus, aš tikėčiausi vidaus maišto Izraelyje, didelės Izraelio gyventojų pabėgimo į kitas šalis bangos, nes negali, net laikysi, neturi tam reikiamo masto. O štai Iranas tai turi. Todėl karas, kuris dar gali tęstis, bet tik iki tam tikro momento. Galbūt dabar 15 dienų paliaubų buvo per mažai. Jei būtų pasakę, padarykime 3 savaičių paliaubas, galbūt dabar nebūtų šaudomasi. Reikia pažiūrėti, ką pradės atakuoti nuo rytojaus ar poryto. Nes jei jie vėl pradės smogti stipriai ir taip suteiks galimybę Iranam atsakyti tuo pačiu, viskas pereis į kitą lygį, atsidursime tarsi kitame pasaulyje. Kalbama apie pasaulinę tiekimo krizę, kuri truks pusmetį, po pusmečių, jei ne metus. Šiuo metu turės įsikišti Indija, turės įsikišti Kinija, turės įsikišti Europą kaip visuma, turės įsikišti Pakistanas, turės įsikišti visi tie, kurie miršta iš bado, nes per Hormuzą daugiau niekas neprasiskverbia. Tema nebėra iraniečiai su amerikiečiais, bet kažkas praneš tiems, kam reikia, kad turite liautis kelti sumaištį. Nes ir mes turime išgyventi, ir Japonija turime išgyventi, pavyzdžiui, ar Indonezijai. Gali būti, kad Iranas žino, jog patyrė daug žalos, nes tikrai patyrė daug žalos, todėl sako, jei aš degraduosiu, tai jau geriau kartu su savimi į degradaciją įtrauksiu ir kitus, kad regioniniu lygiu jie nusileidžiu ir aš, tada nesu toks silpnas. Mes tai rodėme per kelias tiesioginės transliacijas, todėl nenoriu kartotis, bet strateginės priklausomybės nuo kai kurių didelių elektrinių ir gėlinimo įrenginių beveik visose Persijos įlankos šalyse yra pagrindinis veiksnys, kuriuo Iranas gali
įtraukti juos į bedugnę kartu su mumis. Pažiūrėkite, mes pirmieji jūsų neužpuolėme. Jis gali pasakyti, jei nebūtumėte draugavę su tais kvailiais, šiandien visi būtumėte prie jūros ir uždirbtumėte milijardus, bet padarėte klaidą. Draugystė, jūs susisaistėte su kažkuo, kas jūsų neapsaugojo ir dabar jūsų neapsaugo ir nepadeda jums. Jam visiškai nerūpi, kad būsite jūs pirmieji, kurie sumokės už jų pasirinktus taikinius. Tai yra lygiai taip pat pavojingas dalykas, nes galiausiai pamatai, kad pusė Persijos įlankos šalių iš nevilties pradeda bendradarbiauti su iranienais arba su tais, kurie remia iranienus, pavyzdžiui, su Kinija. Šis dalykas jau pradeda įgauti pagreitį. Apačioje jau matyti tam tikras Persijos įlankos šalių suartėjimas ne su Jungtinėmis valstijomis, o su Kinija. Taip, daugelis klausia savęs, ar bazės, kurios buvo ten juos apsaugoti, nėra jų įtraukimo priežastis. To turėtume paklausti ir mes. Tai yra, ar šiuose naujose situacijose amerikiečių buvimas yra problema? Atrodo, kad Trumpas tampa problema. Atsakysiu ir kelis klausimus, o tada bus šiek tiek dalykų Danielį. Dažnai girdžiu sakant, kad istorija nėra karo, laimėta tik oro pajėgų kampanijomis. Niekas neprisimena Japonijos. Visų pirma, čia yra klaida. Japonija buvo sausumos kampanija, oro ir jūrų kampanija. Oro dalis net nebuvo pagrindinė dalis. Viena iš priežasčių, kuri visiškai sunaikino Japonijos gamybinį pajėgumą, buvo povandeniniai laivai, kurie sunaikino didžiąją dalį Japonijos prekybinio laivyno, kurio kiekis ir tonažas net ir prieš karą nebuvo puikus, o atstatymo galimybės buvo menkos. Taigi yra daug veiksnių, kurie tai lėmė. Jei pažiūrėsime tik į amerikiečių oro kampaniją prieš Japoniją, prieš pradedant bombarduoti Japoniją buvo surengtas mažas Dolittle reidas, kuris labiau buvo skirtas atkeršyti už Pearl Harbor. Pirmiausiai, jie turėjo užimti kitas teritorijas. Jei nebūtų buvę Okinavos, Taravos, Ivodžimos, Gvadalkanalo, Pelelių ir tai toliau. Varlės šuolio strategija buvo užimti visas salas. Salas, kurios yra tinkamos bazėms, kad vėliau būtų galima užimti kitas salas ir priartėti prie Japonijos pagrindinės teritorijos. Yra sausumos karo dalis vietoje, kur žemės yra labai mažai. Karas vyko Ramiajame vandenyne, bet žemės buvo labai mažai. Tačiau man iš galvos iškrito, koks buvo amerikiečių oro pajėgų generolas, bet jo idėja buvo paversti Okinavą milžiniškų oro uostų. Ir iš esmės perkelti visus 4 variklių bombonešius iš Anglijos ir Europos ten. Jis buvo paskaičiavęs, norėjo surengti kažką panašaus į 1500 reidų iš 1500 bombonešių 3 kartus per dieną. Tai buvo planas sunaikinti Japoniją, tada žinoma atsirado branduolinės bombos. Klausimas Morui. Ryšiai tarp BlackRock prezidento, BR įsigijimo, uosto teisių įsigijimo Hongkonge ir Trumpo, kuris jį siūlo į Fed, nes yra ir keistų judėjimų. Beje, atsakant į klausimą, aš stebiu pokalbį, kol mes stebime, vyksta šis susitikimas, specialusis pasiuntinys Witkoffas ir generolas patarėjas prezidentui, Jaredas Kushneris, buvo pastebėti kamerų vaizduose prie Baltųjų rūmų įėjimo. Taip pat yra Rubijus, taip pat gynybos sekretorius Heksetas, jis buvo matytas įeinantis į pastatą. Su Rubijumi šiuo metu praktiškai vyksta susitikimas. Ačiū. Ačiū visiems. Atsiminkite, kad čia yra 6 valandomis mažiau nei Italijoje, todėl operacija akivaizdžiai sustabdyta. Akivaizdu, kad susitikimas skirtas nuspręsti, kaip veikti toliau. Tačiau turime laikytis jūsų pateiktų svarstymų. Tai yra, abi pusės turi visiškai priešingus tikslus. Mano nuomonė, Iranas negali nusileisti žemiau tam tikro atgrasimo lygio. Ta prasme, jei Iranas atsisakytų to atgrasimo, kurį dar turi, jis iškart būtų sunaikintas. Nes visų šių šalių istorija, jūs minėjote Gaddafį, kai tik Gaddafis atsikratė cheminio ir bakteriologinio ginklo, jis buvo sunaikintas. Deja, patirtis moko. Šiaurės Korėja, kuri persiginkluoja.
kad vienintelis būdas Šiaurės Korėjos režimui išgyventi yra didinti branduolinį atgrasimą. Taigi akivaizdu, kad Iranas. Primenu jums, kad prieš 6-7 savaitės Ženevoje pagal Britų žvalgybą Iranai nusileido dėl dalies klausimų. Jie nusileido su Vitkoko ir Kučnerio duetu. Ir kai jie nusileidinėjo Vitkokai, Vitkokai, aš visada klystu, Vitkoko ir Kučnerio, kai jie iš dalies priėmė kompromisą, Trumpas juos užpuolė. Tada tu man turi pasakyti, kad ir kaip tau nepatiktų kita pusė, kaip kita pusė gali pasitikėti amerikiečių pašnekovų. Aš nemanau, kad čia yra kokių nors planų. Kartoju, mano nuomonė, čia yra milžiniška painiava. Atkreipiu jūsų dėmesį vieną dalyką. Kai sausį 100 milijardų Iranų buvo gatvėse ir protestavo prieš niekšišką režimą, Trumpas sakė, būkite ramūs, mes jau atvykstame jūsų gelbėti. Jei sujungsite tą pareiškimą su tuo, kad gruodį Netanjahu kreipėsi į Irano žmonės farsi kalba, sakydamas, sukilkite prieš režimą, tai dar vienas įrodymas, kad Trumpas iš tikrųjų buvo įsitikinęs, jog yra galimybė pakeisti režimą. Taip pat atkreipiu jūsų dėmesį, kad ten jau 6 savaitės stovi 50 000 amerikiečių karių. Be išlaidų, amunicijos naudojimas. Ar matėte, kad Pentagone jau kelias dienas dėl to skelbiamas aliarmas? Ta prasme, kad ir amunicija yra ribota. Negali naudoti daugiau nei pagamini. Tai suprastų net vaikas. Bet matyt, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui ši savoka nėra labai aiški. Bet taip pat buvo suskaičiuota, kiek tomahaukų generolė buvo panaudota. Ir taip pat daugiau ar mažiau žinoma, kiek jų yra. Karai nesibaigia tik vien Dievo valia. Jie baigėsi, nes baigėsi pinigai, baigėsi ginklai, baigėsi gebėjimas kovoti. Ne noras kovoti, o gebėjimas kovoti. Amerikiečių gebėjimas kovoti taip pat labai sumažėjo. Dėl federalinės rezervų sistemos klausimo galiu pasakyti tik tiek. Šiandien kongrese įvykęs pirmasis posėdis yra labai įdomus, nes naujasis FED vadovas, kuris teoriškai turėtų pritarti Trumpo siekiui mažinti pinigų kainą vykstant šiam karui, dėl kurio dėja generolas Kapitinis yra teisus, ne tik nesibaigia, bet jei rytoj ryte jie vėl imsis veiksmų, padėtis blogėja. Todėl dar labiau didėja infliacija, auga energijos kaina. Didėja Trumpo rizika pralaimėti vidurio kadencijos rinkimus, didėja Trumpo ir jo šalininkų rizika atsidurti teisme dėl 3-ojo apkaltos proceso, kažkas gali atsidurti kalėjime. Nes žiūrėkite, Amerikos sistema taip sužvėrėjo, tad Trumpas jau 10 metų sako, į kalėjimą Obama, į kalėjimą Clinton, į kalėjimą Bideno sūnų, bet nemanykite, kad kitoje pusėje yra netaltų avinėlių, ten jų nėra. Demokratai yra spaudžiami, nėra taip, kad demokratai geri, o respublikonai blogi, visi jie taip sako. Šį kartą suvesime sąskaitas. Apie federalinį rezervą, kodėl tai įdomu? Nes šis kandidatas iš esmės neturės galimybių daryti to, ką Trumpas būtų norėjęs, kad Powellas, dabartinis federalinio rezervo vadovas, padarytų. Tai sukels dar vieną krizę. Tai yra, gegužės viduryje atsivers nauja problema dėl pinigų kainos. Pinigų kaina liečia ne tik Jungtinės Amerikos valstijas, ji liečia visą pasaulį. Doleris yra pasaulis, nepaisant apribojimų, pinigų sumažėjimo, jis vis tiek išlieka pasaulis. Dėl susitarimų susijusių su uostais ir panašiai atrodo, kad galimas kompromisas, tačiau mano nuomonė mes vis dar esame labai pradinėje stadijoje. Taigi, prieš perinant prie kitų klausimų, kurių yra daug, turiu padėkoti rėmėjai.
Nuorodą rasite iškart pokalbyje, žinoma, ir tai yra ne kas kitas kaip Inkognė. Įsivaizduoju, kad ir jūs, kaip ir aš, kasdien gaunate šlamštą laiškų, paslaugų, kurių net neprisimenate užsisakę. Taigi žinokite, jei su jumis susisiekia, tai todėl, kad patekote į jų sąrašą. Taigi, iš esmės, kai registruojatės svetainėse, ypač nemokamose, prisiminkite, jei kažkas yra nemokama, tai reiškia, kad produktas esate jūs. Taigi, kas yra Inkognė? Tai paslauga, kuri iš esmės rūpinasi jūsų asmens duomenų pašalinimu. Elektrėnės pašto adreso, telefono numerio, taip pat tapatybės duomenų. Jie iš esmės derasi su įvairiais duomenų brokeriais ir pasirūpina, kad jūsų duomenys būtų pašalinti. Taigi, tai yra itin naudinga, nes jūs būnate pašalinami ir turite galimybę dingti. Jūs daugiau negaunate tokių laiškų, sumažėja phishingo laiškų, sumažėja gaunamų skambučių ir apskritai, sakykime, sumažėja kenkėjiškų veiklų, taip pat sukčiavimų, tikslinių atakų, tokių dalykų. Inkognė, skirtingai nei duomenų brokeriai, neparduoda jūsų duomenų, mokama šiek tiek labai mažai, iš tikrųjų labai mažai, nes jei naudojate mano kodą, gaunate 60% nuolaidą. Nuorodą rasite aprašyme, pokalbyje, prisegtame komentare ir dar prisidedate prie kanalo palaikymo. Prisiminkite, jei jūsų neranda, negali jūsų trukdyti. Todėl Inkognė yra sprendimas jūsų ir mano problemoms. Aš pats jį naudojau savo numerį, savo elektropaštui, net ir žmonos ir atvirai pasakius, po maždaug 1,5 mėnesio naudojimo daugiau nebegavau ne vieno skambučio. Svarbus klausimas Danieliui Morui. Kadangi Trumpui neužtenka šios sumaišties, jis dar pridėjo ir šį nuostabų perliuką. Buvo pranešimų, kad Pentagonas ruošiasi kariniai operacijai Kuboje. Ar šie pranešimai yra tikri? Ar Kuba paskyta? Na, tai priklauso nuo to, kaip tu apibrėži karinį veiksmą. Ar tai galėtų būti Venesuela arba Iranas? Taip, tai priklauso nuo to, kaip tu apibrėži karinį veiksmą. Iš esmės jis vėl iškėlė Kubos klausimą, apie kurį kalbėjome anandien. Tai yra, atviri šaltiniai teigia, kad dėl Kubos vyksta keisti amerikiečių judėjimai ir jis paklaustas tiesiogiai, ar vyksta kokie nors veiksmai dėl Kubos, atsakė, priklauso nuo to, kaip apibrėži karinės operacijas, kas iš esmės yra ta pati nesąmonė, kurią sakiau dėl Venesuelos. Štai kiek tau žinoma, ar kažkas vyksta šia linkme, nes viskas sukosi ir aplink Rubijų? Absoliučiai taip. Kuba Trumpui yra tarsi mažoji Venesuela, ta prasme, kad ji yra jo nusistatytoje įtakos sferoje. Taigi Amerika iš esmės, Šiaurės, Centrinė, Pietų Amerika yra jo išskirtinėje kompetencijoje. Kuba yra režimas, kurį lengva užpulti, ji nėra teroristinė grėsmė Jungtinėms valstijoms, tai tiesiog istorinė žaizda visoms Amerikos administracijoms. Nuo Džono Kenedžio laikų tiek demokratai, tiek respublikonai laiko kastristinę sistemą, anuomet komunistinę, dabar jau pokastristinę. Vis tiek Kuboje tebėra diktatūra, vis tiek tai yra trukdis, bet ne grėsmė. Kuba, mano nuomonė, jis ją pasilieka galbūt kelioms savaitėms prieš rinkimus, nes lengvai laimi, tarkime taip, ją daug lengviau valdyti nei pavyzdžiui Venesuela. Venesuela, beje, reikia pasakyti, kad Trumpas, jo atlikta operacija, jam pavyksta ją valdyti. Ta prasme, kad režimas, vakar Financial Times buvo tyrimas būtent apie tai, kaip Venesuelos režimas iš tikrųjų nusileidžia beveik visiems kapitalizmo ekonominiams reikalavimams. Amerikos kapitalizmas ir su Kuba vyksta panašios dėrybos. Tai yra, amerikiečiai sako Kubai, jei liberalizuosite režimą, paleisite šiek tiek disidentų, kad parodytumėte, jog esame čia dėl žmogaus teisių ir panašiai, tai daugiau dėl vaizdo, bet iškilo ir kita problema. Yra milijonai amerikiečių piliečių, kilusių iš Kubos, kurie iš karto iškėlė klausimą. Jei režimas žlugs, turite grąžinti mums turtą, kurį nuo Fidelio Castro laikų atėmėte Kuboje.
Bet tai lieka lengva operacija, mano nuomonė. Nereikia karinės intervencijos, jis jau ją marina badu. Atkreipiu jūsų dėmesį, kad vienintelė priešinga operacija buvo ta, kurią galėjo vykdyti rusai, teikdami pagalbą. Tiek rusai, tiek kinai. Tiek energetikos išteklių, tiek ryžių maisto srityje, Kuboje. Bet akivaizdu, kad Kubos režimas neturi erdvės deryboms. Derybos vyksta taip pat žinoma su kuo ir kur jos vyksta. Mano nuomonė, dėl to jam nereikės naudoti griežtų priemonių, mano nuomonė, dėl to jis sugebės pasiekti tam tikrą kompromisą. Tai mums sako, kad jam lieka atviras visas likęs pasaulis už Amerikos žemyno ribų. Nes visi klausimai, apie kurias mes šiandien vakare dar nekalbėjome, bet primenu jums, kad prieš 1,5 mėnesio Trumpas sukvietė 10 pasaulio politikų, nes turėjo atstatyti Gazą. Gaza dingo iš laikraščių, bet liko ten, Libanas liko ten, Ukraina liko ten, Taivanas tas pats. Tai yra pasauliniai frontai galios, kuri teigia esanti. Pasaulio imperijos frontai beveik visi atviri. Be sprendimų, be sprendimų. Tai yra, noriu pasakyti, tai nėra regioninė problema. Santykiai su Europos Sąjunga ir vadinamąją norinčiųjų koalicija. Noriu pasakyti, tas išpolis, kurį esu tikras daugelis tavo sekėjų matė, išpolis, kuris šiandien atėjo iš Maskvos, labai smarkus, prieš Italijos ministrą pirmininką. Jis sako, kad net Maskvoje pripažino faktą, jog net mažiausiai priešiška lyderė pasikeitė. Ir tai jaučia nacionaliniai protestuotojai. Tai lėmė, kad pastarosiomis dienomis teko pakeisti poziciją žmonijos atžvilgiu. Natūrali žvėris, sertifikuotas idiotas. Džordžis puta mielonys. Nacionalinė televizija, ar ne, jį pagalvoja. Šitas ne tik tai, bet jis žinomas veikėjas, daugelis Italijoje jį pažįsta. Kodėl? Nes jis kalba itališkai, nes jis turi vieną gražiausių vilų prie Komo ežero. Atvyksta. Tokie veikėjai, ne, kurie iš Maskvos. Ji yra areštuota. Jis išmoko italų kalbą vienoje gražiausių pasaulio vietų. Ir kaip beveik visi šie veikėjai iš esmės investavo savo pinigus vakaruose. Ir šiandien jis juos turi. Todėl... Šito irgi niekada nesupratau, ar ne? Niekada nesupratau. Visi tie Rusijos gynėjai, ar ne? Netgi matau ekonomikos profesorius, kurie gina Rusiją. Bet kai tik užsidirba šiek tiek pinigų, vilą pasistato čia. Perka Bentley, perka vilą Toskanoje, Prancūzijoje, tokiose vietose. Jie neperka jos Gagaūzijoje ar Boliazijoje. Kažkas Vengrijoje, nes žinai, kiek reikia laukti leidimo statyti Gagaūzijoje. Pabandykite jūs ką nors pastatyti Gagaūzijoje. Štai. Nenuvertinkite iš Maskvos atėjusios atakos. Niekada nepamirškite, kad prieš 1,5 mėnesio iš Maskvos užsienio reikalų ministerijos spaudos tarnybos vadovė užpuolė Respublikos prezidentą Matarelą. Atkreipkite dėmesį, kad tiesa, jog Italija yra vidutinė šalis, vidutinė galybė. Tačiau Italijos vaidmuo vakarų pasaulyje labai trikdo daugelį šalių. Orbano pralaimėjimas nėra 10 milijonų gyventojų šalies pralaimėjimas. Pavyzdžiui, anondien prorusiški suverenistai laimėjo Bulgarijoje, tačiau niekas negali lyginti Bulgarijos ir Vengrijos. Vengrija vaidino svarbų vaidmenį, finansuojant net ir MAGA judėjimą, taip pat ir Amerikoje. Sakau jums tai, nežinau apie ką kalbu. Net ir Vašingtone buvo gauta brangiai apmokamų kvietimų vykti į Vengriją ir kurti Vengriją kaip tam tikrą
vidinį priešą Europos Sąjungoje ir apskritai vakarų pasaulyje. Šios reakcijos, kurios pasiekė mus, rodo. Ci dicono che nervingumas vakarų, to, ką vadiname liberaliuoju pasauliu atžvilgiu, yra ne tik Vašingtone. Jis yra ir Maskvoje, ir Pekine. Nes Pekinas, kuris taip pat turi vidinių problemų, vaidina labai neigiamą vaidmenį Irano atžvilgiu, nes padeda iraniečiam lygiai taip pat kaip ir rusai. Iš tiesų, sulaikytas laivas galbūt gabeno dviejopas paskirties prekes, taip sako amerikiečiai. Norėjau užduoti klausimą Paului, bet prieš tai norėjau pasakyti vieną dalyką apie Vengriją. Yra ištisi reportažai apie ištisus kaimelius Vengrijai, kur praktiškai kalbama rusiškai. Ta prasme, rusai susikūrė savo bendruomenę, nusipirko visą kaimą ir Vengrija visada išduodavo vizas, leidimus atvykti, atliko palankų vaidmenį. Rusai, žinoma, atveža pinigų ir tai pradeda turėti galimybę patekti į Europą net ir tokių laikotarpių kaip šis, lengviau per Vengriją. Dėl to visada buvo toks artimas ryšys. Beje, garsiojo skandalo susijusio su 3 žinomais amerikiečių YouTube kūrėjais lėšos, jie gaudavo pinigus už tai, ką sakydavo. Kaip tyčijos buvo pervedamos per Slovakiją ir Vengriją, su tariamu vengrų bankininkų ir panašiai. Taigi visada tas pats bankinis ratas, leidimų ratas ir panašiai. Todėl aišku, kodėl jis visada turėjo privilegijuotą santykį su rusais, taip pat ir energetikos klausimais. Grįžtant prie Solovjovo temos, kuris yra valdomas nuotoliniu būdu, bet jeigu jis pradeda su tokiu žiauriu ir bukaprotišku išpoliu, tai netgi kvepia kažkokiamis instrukcijomis iš kažkieno Italijoje. Dabar mes žinome, kad Italijos dešinėje yra šiokia tokia sumaištis. Todėl norėjau tavęs paklausti, Pauliau, ką tu manai apie šią istoriją? Nesabejoju, kad Solovjovas atsikelia ryte ir sako, šiandien ką užpulti, ir pradeda smarkiai pulti Meloni. Akivaizdu, kad Meloni vyriausybė vis tiek buvo labai artima, bent jau formaliai, Zelenskiui. Ir ji laikėsi tos linijos, nors jos grupės nariai, tarp jų Bandači, Salvini ir kiti, buvo prieš. Tai šiek tiek keista, ar tau tai netrodo įtartina, Pauliau? Taip, prieš atsakydamas, kuris vis tiek bus tik nuomonė. Prisimenu, kad Vengrijoje tokiu metu, kai visi yra namuose, yra 9,5 milijono žmonių. Lombardijoje gyvena 10,5 milijono žmonių. Tai milijonų daugiau nei Vengrų. Tik Lombardija. Kodėl taip yra? Todėl, kad skaičiai turi savo svarbą. Tai, ką šiandien padarė Rusijos televizija, buvo padaryta prieš šalį, kuri turi svorį, kurio ji pati nepripažįsta, kalbu apie Italiją, bet ji tą svorį turi. Italija turi tam tikro lygio ekonominį svorį, tam tikro lygio demografinį svorį, turi geografinę padėtį, kuri rusų interesų atžvilgių taip orientuota į Libiją, taip siekianti turėti naują atramą Viduržemio jūros centre, dabar taip artima egiptiečiams, nėra palyginama su kitų šalių padėtimi. Ką mes turime? Turime tai, kad Meloni prieš savaitę priėmė Zelenskį iškart po to, kai prarado sąjungininką Vengrijoje ir pakartojo savo įprastą pareiškimą. Nes Meloni visada sakė, kad Italijos vyriausybė, Italijos parlamentas remia Ukrainą. Be jokių jeigu ir bet, tiek, kiek galime padaryti. Tai yra tas realybės elementas, kurį Italija prideda prie bendro Europos diskurso, neapsimesdama Baltijos šalimi ar Lenkija. Kiek galime, mes jums duodame viską, ką galime, bet negalite tikėtis, kad parduosime savo namus, kad jums padėtume, nes to mes padaryti negalime. Tačiau realybės ribose Italija elgėsi labai sąžiningai ir yra pavyzdys likusiai Europos Sąjungai. Pagal Italijos nuomonę Europoje. Jos iš pradžių atmetamos, bet paskui pasižiūrėsite po kokių 20 dienų, mėnesio, pusantro mėnesio. Didžioji dalis Italijos vyriausybės pateiktų argumentų vienaip ar kitaip yra priimami, nes dažnai tai yra sveiko proto argumentai. Tai kodėl tada mus taip spaudžia? Dabar pradedu įtarti kažką negero, galbūt todėl, kad po metų turėsime rinkimus. Bet atleisk dėl konflikto su Trumpu, nes net ir laikas Zelenskis gauna.
yra konfliktas su Trumpu, nes net ir Meloni atveju Trumpas ne... Mes nieko nenutraukėme, tai Trumpas nutraukė su mumis. Mes labai mylime vieni kitus, bet mes esame popiežiaus kaimynai, todėl negalime su juo blogai elgtis, nes tai tiesiog mandagumo klausimas. Tolas, kalbant apie svarbą, kodėl jis turėtų pykti ant Italijos, juk mes nieko nereiškime pagalbos Ukrainai atžvilgių išskyrus šios formalius dalykus. Bet mes labai daug reiškėme formuojant Europos nuomonę. Ir šiuo metu, kai vyksta rinkimai, čia kalbu tik savo nuomonę, neturiu įrodymų, todėl sakau savo nuomonę, kuri verta tiek pat, kiek bet kurio kito. Tikrai mažiau likus metams iki rinkimų. Susilpninti tą dešiniųjų centro dalį, kuri taip akivaizdžiai ir atvirai palaiko Ukrainą. Ir sustiprinti tą dešiniųjų centro dalį, kuri visai nėra taip atvirai už Ukrainą. Ir taip pat palaikyti kairės dalį. Giuseppės, kuris nėra taip labai entuziastingas, jis tai slepia po kitų pasiteisinimų, nes vietoj ginklų perkame panetonės. Dėl Dievo meilės iš tikrųjų mes tai puikiai žinome. Kodėl jei susilpninu dešinę pusę, kuri yra atvirai proatlantinė ir palaikanti Ukrainą, ir bandau sustiprinti dešinę pusę, kuri pasibaigus rinkimams vis dar gali laimėti. Kalbu apie Salvinį, kalbu apie Vanačį, kalbu apie Kontę, kalbu apie šios žmonės. Čia mums tai būtų naudinga. Iš tikrųjų, jei šis žaidimas pavyktų, jie susidurtų ne vien su Orbanu. Įsivaizduokite, jei Italija žaistų Orbano žaidimą. Kai įvyko prezidentas, aš visada ten viską supainioju, Deskalcis. Kai jis sako, kad reikia pradėti pirkti rusišką naftą, jis tai sako kaip specialistas, jis buvo. Ta pasagos teorija, ne, Pauliu, tai yra tie kraštutiniai dešinieji ir daugiau ar mažiau kairieji, kurie kaip tyčia atsiduria toje pačioje pozicijoje. Tačiau, kai šis tau sako, kad mes turėtume vėl pradėti galvoti apie dujų ir naftos pirkimą iš rusų, nes to šviesiaplauka krizė mus tikrai stumia mus ant žemės. Ir Deskalcis išsako mintį. Esu visiškai įsitikinęs, kad tai Deskalcis, nenorėčiau suklysti dėl pavardės. Jis iš tikrųjų techniškai vadovauja šalies energetikos sektoriui. Ką galiu pasakyti? Imkime energiją ten, kur jos yra. Negaliu sakyti ne, mirkime visi. Nes natūralu, kad jis sako, artėkime prie Rusijos. Vyriausybės atsakymas. Pagalvosime, gal vėl jungsime Andries elektrinės, išjungsime šviesą. Jie jam nepasakė taip, dabar pažiūrėsime. Taigi, visi kartu pagalvokite, kad galbūt visa Italija šiek tiek sušvelnės. Tai juk ne Vengrija, tai juk ne 9,5 milijono gyventojų, tai juk ne Vengrijos ekonomika, kuri yra 2,5 karto didesnė už Ispanijos ekonomiką. Kitaip tariant, norėjau pasakyti vieną dalyką politinių požiūrių. Ta prasme, Vanačis atliko gudrų manevrą. Tuo metu, kai dešiniai vadovauja Meloni, kuri vis dėlto tapo labai atlantistinė, bent jau išoriškai, ji pozuoja su Zelenskiu ir nebesirūpina tais klausimais, kurie paprastai būdavo jų temos, tokios kaip imigracija, vidaus saugumas. Žinau, kad dešiniesiems, kad pritrauktų istorinę dešinę, jinai yra stipriai antiatlantistinė. Tai yra abejonės dėl Italijos išstojimo iš NATO, kaip sakė tie raudonai ryškus ir tamsiai juodi, jie sakė tą patį, lauk iš NATO. Tai yra Vanačė, kuris eina dar labiau į dešinę ir be kita ko tai absurdiška, nes jis buvo iš ginkluotųjų pajėgų. Ne NATO, ne amerikiečiams, taip rusiškams dujoms ir panašiai. Kuris atima pačią griežčiausią ir tyriausią dešinės dalį. Taigi jis daro gryną, pačią gryniausią dešinę. Tuo tarpu Meloni tapo šiek tiek atskiesta, distiliuota, iš vienos pusės distiliuota, iš kitos atskiesta, o iš kitos pusės, žinoma, turime 5 žvaigždžių judėjimą, Schlein, kurį laiką buvo labai arti Kontės minčių, paskui daugiau ar mažiau sukasi aplinkui, niekada tiksliai nepasako nieko aiškaus. Įdomu matyti, kad tai, kad dabar sako tai gyvai per Rusijos televiziją, tarnauja tam, kad dar labiau sumenkintų Meloni. Būtent tam, kad tai būtų naudinga tiek Italijos ultradešiniai, tiek tai pusiai, Salviniui, Konte ir kitiems, kurie galėtų pradėti ardyti
šią vyriausybę. Man gaila dėl Solo, bet nelabai, turint omenyje, kad yra vila prie Komo ežero, jais bent kiek bendravo su kokiu nors italu ir turėtume išmokti pažinti vieni kitus. Tai jei yra būdas, kaip to tikslo nepasiekti, tai būtent taip, kaip jis pasielgia. Nes kad ir kaip būtų, mes galime blogai kalbėti apie bet kurį savo vyriausybės narį, bet mes patys. Nes jei tu tyčiojasi iš mano vyriausybės vadovo, galiausiai juk neploju tau už tai. Išskyrus kelis fanatikus, tai nėra teisingas kelias. Tačiau jie pasirinko šį kelią, bet jie tikrai nėra žinomi dėl savo subtilumo sprendžiant šį klausimą. Yra tokių, kurie neturi tokios kaip ši. Trumpas ją puolė kaip politikė, yra kas sako, kad puolė kaip ministrė, tai sunku suprasti, juk niekas čia nesikapsto. Iš kitos pusės yra Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, kuris apie Prancūzijos Respublikos prezidentą, pirmąją modernę istorijos respubliką, sako, kad jo žmona jį plaka per veidą. Mes esame šiame Barnumo cirke, kas iš esmės reiškia grįžimą į savo dimensiją. Šiek tiek mažesnė, šiek tiek labiau išauklėta. Atleiskite už kitus žodžius, bet aš to nerandu. Kažkas labiau išauklėto, šiek tiek labiau britiško, šiek tiek daugiau galbūt ilgainiui arba geresnių laikotarpių. Tai mums padės palyginti su kitomis pasaulio dalimis, kuriuose būdas taip pat yra verslo esmė. Pabandyti pasielgti taip su Japonu. Pabandyti pasielgti kvailai su Indų ar Arabų. Pabandyti pasakyti, ar tikite tuo, ką pasakiau apie Saudo Arabijos sosto įpėdinį, kad privertiau jį ateiti ir pabučiuoti man užpakalį. Ar Arabas tai nuleistų juokdamasis prie alaus? Bet tas žmogus tavęs lauks 20 metų ir prie pirmos progos tau nupjaus ausis, kai tikrai tau skaudės. Ir jis visą tą laiką praleidžia studijuodamas, kaip tau tikrai pakenkti. Mes gyvenantis Viduržemio jūros regione pažįstame vieni kitus, tie, kurie gyvena aplink šitą vonę. Mes šiaurėje nuo jos, arabai pietuose nuo jos, bet mes visi pažįstame vieni kitus, turkai rytuose. Ir mes žinome, kad tam tikrų dalykų šioje pasaulio dalyje nesakoma ir nedaroma, jei nori čia gyventi. Ir mes čia gyvename jau 3000 metų. Jis net nežino, apie ką mes kalbame. Jei bandysi apie tai papasakoti, jis tavęs nesupras. Nes Venecija galėjo išlaikyti ambasadą Konstantinopolyje net karo metu. Ir niekas jai nieko nedarė, nes jis žinojo, kaip elgtis. Štai pavyzdžiui. Atsakau į klausimą, atsiprašau, jei nukrypstu nuo temos, dėl Irano, mažytė detalė Mirko ir gerbiamam Lanzarai. Tai viena iš priežasčių, kodėl pasirinkau šį foną, atrodo, kad jie atidėjo 10-osios nurašymą iki 2030 metų, jie neturi jos nurašyti. Niekada nenurašyti. Niekada, pirmiausia, juo labiau anksčiau ir vėliau prireiks. O tiems, kurie sako tokius dalykus, palikite Italijos politiką ramybėje, tai ne jums atsiprašau, bet nors ne visi sugeba kurti politiką, visi sugeba ją vertinti. Prašau, Danieliau. Taigi turiu pasakyti vieną dalyką. Gyvenęs 18 metų užsienyje, kaip italas užsienyje, turiu pasakyti, kad Italija išgyvena šią situaciją geriau nei daugelis kitų šalių, net ir turėdama svarbesnės tradicijas. Jei pažiūrėsite į paties gynybos ministro Crosetto poziciją, jis nuėjo į parlamentą, pasakė kalbą, su kuria net dalis opozicijos jam pritarė. Tai yra itališkas požiūris, turintis visus vidutinės galios valstybės apribojimus. Jam tenka skaitytis su istoriniu sąjungininku, kuris jau nebėra mūsų sąjungininkas. Mes vis dar esame amerikiečių sąjungininkai. Amerikiečiai jau nebėra mūsų sąjungininkai. Nes kai jie vyksta į rinkimų kampaniją už pralaimėtoją Vengrijoje, iš tikrųjų jie siunčia žinutę. FD Vokietijoje, Le Pen Prancūzijoje, Vanačiui ir Salvinui Italijoje, Faradžui Anglijoje. Turime šalį, kuri veikia ne taip blogai nei kitos vidutinės Europos šalis. Meloni nuoseklumas kyla ne iš politinių simpatijų, o iš fakto konstatavimo. Meloni buvo Ukrainos pusėje, kai buvo opozicijoje, ir yra Ukrainos pusėje dabar, kai vadovauja vyriausybei. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, nes pats tai išgyvenau.
į Kontės kaip ministro pirmininko laikotarpį, kai Vašingtone Kontės vyriausybė netenorėjo daugiau mokėti. Jau užsakytus F-35 iš Jungtinių Amerikos valstijų jie atšaukė, atvyko gynybos ministras į Vašingtoną, jį tiesioginė prasme privertė pakeisti nuomonę ir jie tapo amerikiečių draugais. Man politikai, kurie keičia nuomonę, nes yra valdžioje arba opozicijoje, kelia baimę. Tai yra nepriimtinos pozicijos. Aš nesu karinių reikalų ekspertas, bet žinokite, kad net ir operacijoje, kuri buvo aptarta anondien Paryžiuje, Italijos karinis jūrų laivynas, italų priešmininiai laivai, kiek galima spręsti iš to, kas rašoma, yra vieni iš nedaugelio išteklių, kuriuos Europos šalys gali dislokuoti. Turėdami nedidelį vidutinį laivyną, kuris iš tikrųjų buvo pripažintas Londone, kad Italijos laivynas yra karinis, geresnis už Anglijos, kuris tapo Jungtinės karalystės pokštu, kitos šalys susiduria su dideliais sunkumais. Žiūrėkite, tas išpuolis, kuris šiandien atėjo iš Maskvos, yra pateiktas tokiame kontekste, kuris neliečia Meloni, kaip buvo parodyta tavo parodytame pavadinime. Meloni, kaip antrasis Sokolio išpuolio punktas, yra toks, koks yra. Ji išdavė Trumpą. Maskvoje skundžiasi, kad Meloni išdavė Trumpą. Ji neišdavė Trumpo. Tai ką tu sakai? Jie sakė, kad šalys neturėtų būti amerikiečių marionetės. Kas šiuo metu yra spaudžiamas? Šiuo metu spaudžiamas yra suverenistų frontas, kuris įsivėlė į bėdą, nes Trumpas pradėjo karą ir negali jo užbaigti, ir jis tai vadina, primenu jums, specialiąją karinę operaciją. Generole Kapitinį, jau 6 savaitės Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas vykdo karą, kurio nedrįsta pavadinti karu. Kas jums ateina į galvą, kas jau 4 metus vykdo karą, kurį jei pavadinsi karu, sėsi į kalėjimą? Putinas. Mes esame. Mes esame situacijoje, kurioje 3 Didelį. imperijos, taip pat ir kinų, turi vidinės sistemos problemą, nuolatinius kariškių pašalinimus. Dėmesio, mes šiandien nekalbame apie Kiniją. Bet ir Kinijoje šiuo metu yra didelių smaltnumų. Mano požiūriu, sakytume, istorinių požiūrių, mes gyvename savaitės, kurios tiesiai ir aiškiai įeina į pokario istoriją. Mes gyvename laikotarpį, kuris yra daug rimtesnis nei Berlyno sienos krizė ir Sovietų Sąjungos žlugimas, nes tada žlugo Sovietų imperija. Čia griūva tarptautinė struktūra, kuri kažkaip 80 metų palaikė pasaulio tvarką. Pirmoji auka, jei pagalvosite, kas tai. Jungtinės tautos, kurios 80 metų rėmėsi didžiųjų valstybių kompromisu. Didžiosios valstybės nebegali susitarti dėl kompromiso, nes jos nebeturi strategijos. Strategijos nėra. Būtent ši problema šiandien ir egzistuoja. Di strategija, improvizazione. Improvizacija, bet ir tai, kad buvome įtraukti izraeliečių dėl kai kurių pareigūnų misijos, nes jie turi planą. Aš lenkiu galvą prieš Izraelio strategiją, nes jie yra amerikiečiai. Niekas apie tai nekalba. Pamatysime, kas matė Bibi. Šiais mėnesiais iš jo pusės nesigirdėjo nieko. Nes visa triukšmas kyla dėl Trumpo, visa įtampa sutelkta į jį, o jie toliau daro savo reikalus. Beje, ką tik žlugo paliaubos su Libanu, jei kartais praleido kokią nors dalį įvykių. Per pastarąsias dienas izraeliečiai pažeidė paliaubas, o šiandien Hezbollah pareiškė, kad jie šaudė. Taigi jie sakys, kad pažeidė kiti ir viskas prasidės iš naujo. Taigi Izraelis turi visą savo projektą, kuris toliau vyksta, kol pasaulis nuolat triukšmauja. Visi susitelkia į Trumpą, nes jis žinoma yra tobulas personažas. Jei norėčiau sukelti chaosą ir turėti sąjungininką kaip Trumpą, žinodamas, kad kaltė kris ant jo, užtenka jį išprovokuoti, nes jis viską padaro pats. Na, jis yra tobulas partneris, jei nori daryti tokius dalykus.
Jis visada sako visiškai priešingus dalykus. Mes kaip ir laikraščiai praleidžiame dienas sekdami jį, o tuo tarpu Izraelis atkakliai tęsia savo planą. Taip pat, kaip matome, netoli Golano aukštumų, kalbant apie Druzus ir Libane ir taip toliau. Nepastebimai viskas juda, Mondosint visada stebi, kas vyksta. Taigi, manau, kad tai baigsis arba jis vėl atidės ir 5 kartą pratęs paliaubas, arba turės laikytis to, ką pasakė ir rytoj vėl pradės atakas. Nežinau, Paulai, ar jis išeis, ar sudarys susitarimą, ar nesudarys susitarimo, vis tiek mums ką jie padovanojo? 2 mėnesiai chaoso? Taip, bet jis sakė, taip pat sakė ir ekonomistas. Atsiprašau, dabar neprisimenu jo vardo. Žodžiu, faktas tas, kad jei ši krizė truks ribotą mėnesių skaičių, 2 mėnesius, ačiū labai, atsiprašau, bet sunkiai mąsčiau. Jei ši krizė truktų 2 mėnesius, kainų padidėjimas pasiskirstytų per 2/12 arba 1/6 vidutinės naftos kainos metų vertės. Bet čia jau praėjo 50 dienų ir nesimato pabaigos. Jei visa tai užtruks daugiau ar mažiau, įskaitant išminavimą, 4 mėnesius, 5 mėnesius. Čia kalbama apie tikrą sisteminę krizę, kuri, kai jau prasideda, negali būti greitai pakeista vien todėl, kad taip pasakai. Taip, bet nusiraminkite, Andrėsas atidarytas, sąsiauris atidarytas. Rafinavimo pajėgumai tokie patys kaip anksčiau, navigacijos pajėgumai tokie patys kaip anksčiau, naftos išgavimo ir perdirbimo pajėgumai tokie patys kaip anksčiau, ar ne? O tuo tarpu, kokios dar vertės grandinės išsivystė ir bandys išlikti. Kokias dar siaubingas sumaištis tokio tipo krizė sukėlė visame pasaulyje. Sprendimas nėra galios, kuri būtų pripažinta kaip garantas arba galėtų suvaldyti krizinės situacijas pasaulyje. Ar tai leis mums gyventi ramiai, ar kažkokia užmiršta galybė kažkur nuspręs užimti savo sąsiaurį, ar sukelti sumaištį, nežino, kad niekas jai netrukdys. Šia prasme, Danielius visiškai teisus. Pasaulinio valdymo trūkumas čia yra itin akivaizdus. Mums beliko tik išbandyti kiniškai variantą. Rusai parodė, kad neturi tam jėgų. Amerikiečiai parodė, kad neturi vizijos. Ir jų jėgos yra nepakankamos užduočiai, kurią savo išsikėlė. Kinai dar nieko neparodė. Ir mane ši mintis gazdina, nes nenorėčiau, kad jie parodytų, jog turi kažką ir tada visi pradėtų šokti pagal jų muziką, kuri, manau, ne visiems būtų maloni. Man patinka virtuvė. Paulo, tau klausimas. Kaip būtų galima išlaikyti tvarką tokioje šalyje kaip mūsų, jei atsirastų rimtų degalų tiekimo trūkumų ir dėl to padidėtų kainos? Kaip matėme, atsargos yra trumpos, strateginės mėnuo 1,5 mėnesio ir Džordžas Alfaras buvo teisus. Jis kalbėjo, kad šiuo metu Saudo Arabija beveik visą 40% savo srauto perkelia tuo naftos keliu, kuris praktiškai veda iki Raudonosios jūros. Ir kitos šalis tikriausiai, jei šis chaosas tęsis, taip pat prašys prisijungti. Tada, kaip sako Džordžas, kai srautai jau pasislenka, niekada nebebus taip, kaip buvo anksčiau. Krizė tampa sisteminė, randami sprendimai, niekas nebegražina visko atgal į kitą pusę. Taigi, neišvengiamai turi nuosmukį. Pateiksiu tau paskutinį duomenį ir perduosiu žodį. Kalbant apie Raudonąją jūrą, judėjimas per Raudonąją jūrą grįžo tik iki 66%. 34% dingo visam laikui, jie ir toliau renkasi ilgąjį maršrutą. Ir teisingai, nes rytoj Iranai vėl gali liepti paskutiniam šaudyti. Taip. Kaip tai padaryti? Žiūrėkite, jei šio klausimo nebūtų uždavę prieš COVID, būčiau davęs atsakymą. Po COVID turiu šiokių tokių abejonių, nes mes aiškiai pamatėme, kad italai tam tikrą laiką daro būtent tai, kas jiems pasakoma. Taigi, jei vyriausybei pavyktų perteikti žinią, kad benzino nėra ir kad reikia valgyti sriubą kartą per dieną, nes jos nėra, bet taip pat turi parodyti, kad jos nėra visiems, manau, kad tam tikrą laiką visuomenė tai atlaikytų.
Faktas, kad tokia pramonės ir paslaugų ekonomika kaip Italija galėtų išgyventi, kai benzinas kainuoja 5 eurus už litrą, o salotos 9 eurus. Tai yra veiksnys, kuris niekada nebuvo išbandytas ne Italijoje, bet Europoje, nes apie tai net nekalbama, tai būtų tarsi bado sugrąžinimas. Žodis, kurio net nebėra, vaikams jau nebeaiškinama, kas yra badas. Ką tai reiškia? Mes esame įsitikinę, kad energijos tiekimas nors ir svyruoja tam tikromis kainomis, bet yra garantuotas kaip prekė ir pakankamas kiekis, bet kai energija nebeatkeliauja, arba tai, kas atkeliauja, kainuoja beprotiškai brangiai, visiškai pasikeičia šalies pramonės struktūra. Šalis tampa visai kitokia. Kaip reaguoja italai? Nežinau, galima pereiti nuo susitaikymo iki Manzoni laikų kepyklų maišto ir visi šie variantai būtų įmanomi, bet tai būtų kova su situacija, kurios pats nesukūrei, bet kuri tave veikia. Žinokite, kai girdite, kalbant sunkvežimio vairuotoją, kuris sako, mano sunkvežimio pilnas bakas pabrango nuo 800 iki 1200 eurų, tai yra šiandien. Ir kai jisai sakys pabrango nuo 800 eurų iki 1450 ir taip toliau, pabandykite jūs, nueikite šiandien šiomis dienomis į kokį nors prekybos centrą ir suraskite vaisių kainuojančių mažiau nei 3,5 euro. 3,5 euro, 3,99, 3,80. Ir dabar pavasaris, ne žiemos viduryje. Jau pradedi matyti pasiekmes. Pabandykite apsipirkti ir pamatysite, kad jūs ramiai išleidžiate 10-15 eurų daugiau nei prieš 40 dienų pirkdami tos pačius dalykus. Ačiū. Kaip viskas baigsis? Neturiu jokio supratimo. Tačiau šį kartą mes nesame kalti. Negalime sakyti, kad padarėme kažką blogo. Tai buvo žaidimas, kuris vyko virš mūsų galvų viso žemyno mastu ir kuris sukėlė mums problemų. Nuoširdžiai tikiuosi. Yra klausimas tau iš Italijos konsulato Amerikoje. Man sako, kad jei susitars Vansas ir Rubijus, galėtume pasinaudoti 25-ąją pataisą prieš vidurio kadencijos rinkimus. Ar tikėtinas toks išdavystės scenarijus? Ir dar vienas dalykas, neturėjome galimybės to užsiimti, nes aš tuo metu dariau kelias tiesioginės transliacijas apie Sudaną ir Latino Ameriką, Trumpo išpolis prieš popiežių, bet kas tai buvo per dalykas? Ar tame buvo prasmės? Kas po velnių jam šovė į galvą? Du atsakymai. Pirmas. Jau kelias dienas vyksta diskusija apie garsųjį 25 straipsnį. Tai yra iš esmės paskelbti valstybės vadovą protiškai nepajėgiu valdyti. Tokia diskusija vyksta ne tik opozicijoje. Primenu, kad Italijoje mes turėjome panašią patirtį, man atrodo, 60-mečio pradžioje su Respublikos prezidentu. Man atrodo, kad tai buvo Seinis, pataisykite mane, jei klystu, kuris patyrė insultą po labai svarbaus ir įtempto susitikimo. Kur buvo tas, kuris vėliau tapo jo įpėdiniu? Ir kilo problema, tai yra, kad turėjai valstybės vadovą, kuris iš esmės nebuvo pajėgus valdyti. Atsakymas yra tas, kad diskusija vyksta, bet nemanau, kad nei Vansas, nei Rubijus turėtų bent kiek drąsos patys iškelti šią problemą. Tai klausimas, kurį ir aš savo uždaviau šiomis dienomis, ta prasme, kad net ir dėl Trumpo, kurį stebiu jau daugelį metų, visada esu labai atsargus tokiais klausimais. Jau per pirmąją prezidentūrą buvo sakoma, kad jį šantažuoja rusai. Garsioji Stylo ataskaita, kurią aš perskaičiau, ne tik perskaičiau visą, bet ir susitikau su Stylu Londone. Stylas, prisimenat, yra Rusijos skyriaus vadovas Didžiosios Britanijos slaptosiuose tarnybose. Mano nuomonė, Stylo ataskaita didžiąja dalimi yra teisinga. Aš niekada iš tikrųjų netikėjau, kad Trumpas yra prorusiškas, nes jį šantažuoja Putinas. Mano nuomonė, motyvacija yra daug labiau psichologinė. Ne dėl šantažo. Lygiai taip pat kaip netikiu, kad Netanyahus, kalbant apie dabartą, šantažuoja Trumpą dėl Epšteino skandalo. Mano nuomonė, Trumpas
turime priimti faktą, kad jis yra netinkamas žmogus valdyti svarbiausią pasaulio šalį. Ši diskusija tęsis toliau. Nemanau, kad šis parlamentas, kuris neturėjo net drąsos priversti Trumpą surengti diskusiją parlamente, taip numato Amerikos konstitucija, kad paaiškintų, kodėl ir kaip jis nori karo, kurį jau vykdo. Kodėl jis to nevadina karu, nes formaliai, jei tai pavadintų karu, turėtų pripažinti, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas negali vykdyti karo. Todėl jis tai vadina specialiąją operaciją. Antrasis klausimas. Pasakykime tai. Tikrasis klausimas, kuris šį vakarą svarstomas Vašingtone ir kurį norėčiau jums pasiūlyti apmastyti, yra toks. Pradedant nuo tos pačios minties, kurią visi trys šį vakarą svarstome, tai yra, kad Trumpas įsivėlė į keblią situaciją be jokios strategijos ir dabar nebežino, kaip iš jos ištrūkti. Kokia tema šiandien diskutuojama Vašingtone? Trumpas, jei prisimenate, 2018 metais nutraukė susitarimus, kuriuos Obama buvo sudaręs su iraniečiais, tos 2015 metų kompromisus. Aš buvau ten, tai Obama ir Netanyahus viešai epinėme susidūrime Vašingtone priešais 2500 žmonių. Vienas palaikė kompromisą su 1000 apribojimų, Obama, o Netanyahus pasakė, ne, jokio kompromiso. Kokia konkreti rizika net geriausiu atveju? Kad Trumpas būtų priverstas grįžti prie kompromiso, kurį jis pats Trumpas pavadino bjauriausiu pasaulyje. Eikime toliau. Nes lengva sužlugdyti kitų kompromisus, sunku juos padaryti pačiam, lengva kritikuoti kitus, o kai valdai, turi parodyti, ką pats darai. Kad jis būtų priversas iš tikrųjų su iraniečiais vėl sudaryti Obamos kompromisą, kuris sakė, padarykime šiek tiek patikrinimų, mainais duosiu tau šiek tiek milijardų, kurios buvo užblokadas, dar blogesnėmis sąlygomis. Nes dėl Ormuzo jam priekaištaujama net Vašingtone, net ir dalies respublikonų. Anksčiau Ormuzas buvo atviras, o Iranas nebuvo grėsmė Jungtinėms Amerikos valstijoms. Šiandien susiduri su 2 karais, nes tu Mirko anksčiau prisiminiai dalyką, apie kurį jau kalbėjome bent prieš mėnesį. Netanyahu ir Trumpas veda 2 visiškai atskirus karus, su 2 skirtingomis strategijomis, su 2 skirtingomis tautomis ir grįžtant prie kapitinė minties, su 2 skirtingomis geografijomis. Teheranas yra 2 valandos skrydžio nuo Jeruzalės ir Tel Avivo, o Amerika kitoje pasaulio pusėje rizika, pavojus, Hezbolas ataka iš šiaurės. Libanas. Huti, kurie bombarduoja, yra problema regionui, problema tam. Tu vedi 2. Rizika yra ta, kad Trumpas susidurs su neišvengiamai kylančia infliacija. Nes mano nuomonė neįmanoma, kad ši problema būtų išspręsta per kelis mėnesius, kai kalbama apie kaštų augimą. Ir kad jam teks daryti kompromisą su iraniečiais, kurie šiuo metu, mano nuomonė, nebeturi jokio intereso nusileisti, nes jie jais nepasitikė. Jie pasielgė teisingai, kad nepasitikėjo. Po to, kai Barackas Obama ir Hillary Clinton sulaužė susitarimą dėl Kadafio, niekada nepamirškime, kad Amerikos sistemos nepatikimumas neprasidėjo su Donaldu Trumpu ir respublikonais. Jis prasidėjo su demokratais. Demokratai yra pirmieji, kurie nesilaiko susitarimų. Ir tu tarptautinių lygių negali elgtis kaip imperija ir tikėtis, kad tas, kas stovi priešais tave, net ir nedidelis priešininkas, tavimi pasitikės po tokių pavyzdžių. Jie negali tavim pasitikėti. Tai yra priežastis, kodėl daugelis šalių nori turėti branduolinę bombą. Pietų Korėja, Japonija ir tai, jie pradeda mumis pasitikėti. Paulai, išvados tavo, kodėl daugelis? Bet išvados.
Dabar skaičiau komentarus. Panašu, kad pasirodė, bet prašau patvirtinti Baltųjų rūmų pareiškimas, kuriame prezidentas Trumpas sako, kad pratęsė paliaubas. Taip, ne, aš jau pasirašiau, tai patvirtinta. Laukiame. Taigi, sakykime, kad rytoj. Štai matote, aš mąstau taip. Jei Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad padarys kažką, jis tai ir padaro. Tačiau, kai tai sakau, man vėl iškilo Trumpo veidas ir nesu toks tikras. Normalų žmogus taip ir padarytų. Pasakytų, duodu tau dar 24 valandas, atsiųst man ką nors. Ir tada tai ateis. Paulai, aš toj pačioj transliacijoje šioje, kadangi šie dalykai pradeda rodytis, buvo nepratęsiu, pažiūrėk dalykus, kuriuos tau parodžiau transliacijos pradžioje. Tai net ne iš vienos dienos į kitą, taip. Valanda ir 36 minutės. Po valandos ir 36 minučių jokio pratęsimo. Transliacijos pabaigoje pratęsimas. Tai yra rytoj labai anksti ryte esu maloniai pakviestas į Rai, todėl turiu su jumis atsisveikinti. Ir turiu su jumis atsisveikinti su ta nežinomybė, kuri nėra mano, o Danielė jis pasaulį pažįsta geriau už mane. Ir taip pat visų tų, kuriuos skaitau komentaruose čia šone. Tai pasaulis be jokio tikrumo, tai pavojingas pasaulis kiekvienam. Kiekvienam, nes nežinai, kaip jame judėti. Nežinai, kas yra draugas, o kas priešas, nežinai, kas yra sąjungininkas, o kas ne. Ar galime pasikliauti Jungtinėmis valstijomis? Ar jos gali tapti mūsų kitų priešų? Nes to juk negalima atmesti. Paulai, atleis, bet ar galima gyventi šioje planetoje plaukiant nežinėje, net ne nuo dienos iki dienos, o nuo 1 valandos iki kitos? 100 metų, visą 19 amžių, taip ir buvo plaukiama. Buvo vadovaujamasi vien jėgos politika. Aš ginkluojuosi, aš turiu didesnę armiją. Ir nuo Napoleono laikų atsirado mintis, jei nebenoriu būti dar vieno prancūzų imperinio užkariavimo auka, susikursiu savo didžiulę armiją, savo didžiulį laivyną, viską, ko tik norite. Pirmasis pasaulinis karas mus pagydė, o po jo antrasis. Sistema apie ramybę užtikrinama vien tik jėga neveikia. Arba bent jau neveikia mūsų žemyne. Veikia tik patikima jėga, kuri būtų patikima tiek pat, kiek, o gal net mažiau nei gebėjimas susitarti tarp šalių. Jei būčiau parašęs Twitteryje, Pauliau, būtume pamatę įdomių dalykų. Taip, ne, tai tikrai, bet prisiminkite pokalbį telefonu tarp prezidento Kenedžio ir prezidento Chruščiovo dėl raketų krizės. Kalbame apie krizę, kurią išgyveno žmonės dalyvavę Antrajame pasauliniame kare. Chruščiovas kovojo Stalingrade. Tai buvo žmonės, kurie žinojo, ką reiškia karas. Šie du paskambino vienas kitam ir galų gale nepaisant to, ką jie sakė, jie padėjo ant stalo blefą. Aš esu šios šalies prezidentas ir kalbu tau savo tautos vardu. Aš esu kitos šalies prezidentas ir kalbu tau savo tautos vardu. Taigi abu nuleidžiame sparnus, venkime, kad aš pasirodyčiau kvailai prieš savus. Todėl aš atsitraukiu, o tu prašau išimk raketas iš Turkijos. Nes visas šitas chaosas kilo būtent dėl to. Tas pasaulis, kuriame žodis, žiūrėjimas vienas kitam į akis kalbant, išnyko. Taigi, jei tu tai atimi, lieka tik baimė. Nebe žodis, o baimė. Baimė yra bloga patarėja. Jis sakydavo, atsisveikinu su jumis fraze maršalo Džordžo Maršalo pasakyta Eizenhaueriui, kai šis ką tik tapo prezidentu. Nežinau, ar ši frazė labai patinka. Jis pasakė Dvaitui, žino, valdžia nėra šlovė, valdžia yra vienatvė organizuota sprendimais. Ir tai yra nuostabi vienatvė organizuota sprendimais. Maršalas buvo puikus organizatorius. Jis buvo puikus organizatorius, o Eizenhaueris buvo puikus generolas, puikus prezidentas amerikiečiams to laikotarpiu. Apskritai. Prezidentas buvo kuklus kaip asmenybė, bet labai stipriai įkūnijo savo vaidmenį. Politikoje. Tai taip pat yra perspėjimas demokratijoms, kurios gali balsuoti. Žinokite, kad netinkamų lyderių ir vadovų pasirinkimas yra pavojingas visiems. Tautos pasirinkimas, esančios toli, už vandenyno, nuo ten, kur gyvenu aš, sukelia sumaištį mano pirkiniams čia Romoje. Sukelia problemų kažkam Japonijoje, paveikia šeimas Indonezijoje. Ar suprantate? Atsakomybė, kurią turime, rinkdamiesi vieną, o ne kitą.
Ir šį kartą tikiuosi, kad amerikiečiai išmok šią pamoką. Negalima leisti savo surasti kvailį ir pasodinti jį vairuoti autobusą. Taigi, aš dėkoju. Didelio optimizmo nėra. Ne, labai dėkoju Paului ir Danieliui. Deja, dabartinė prezidentūra man labiau primena daktarą Strangelovą nei didžiasias komunikacijas. O tada pamatysime, kas jaučiasi labiau kaltas. Ar galiu jaustis labiau kaltas už tave? Kaip tau atrodo, Jūri? Aš irgi jaučiuosi kaltas. Ar norime sustabdyti tuos bombonešius ar ne? Taip, aš irgi noriu juos sustabdyti. Atrodo kaip tas dalykas. Tikėkimės rytojaus, kas žino, nes dabar jau iš tikrųjų vidurnaktį viskas vėl pasikeis. Taip, būtent. Ačiū. Ačiū visiems ir labanakt, sustiksime penktadienį su Lanzara techninėje transliacijoje ir sekmadienį su naujienomis apie Ukrainą. Labanakt. Labanakt. Viso gero visiems. Viso gero.